Visai ramus rytas. Visi beveik kaimynai išsikraustė. Miestelis tuščias. Oras ramus. Visi išplaukė kas kur. Čia kažkokie kerėplą nuleido šį rytą į vandenį. Užsipilsim vandens. Biškį apsitvarkysim ir judam. Kur nors į Visbio pusę, Visbį liktai vietų nėra. Bet matysim, jeigu ne Visbį, tai šalia kur nors sustosim. Labas rytas, išplaukėme iš Burgsviko. Esam paskutiniai, labai gerai miegojom. Uostelis tuščias, nieko nelikė. Jo. Jūs keli vietiniai. Yra vietinės jachtos, bet tai čia jau vietiniai. O kas skubėjo, tas jau viskas išbruzgė. Žiūrėsim, kiek čia gausim vėjo ir bangų. Ruošiam vėlyvus pusryčius. Tai bus kepti sumuštiniai orkaitėj su sūriu, su lietuvišku sviesteliu. Sūris švediškas. Va. Yra laukiančių valgyti. Lauki? Ja. Gabalėlį. Gerai, spjaustysim gabalėliais. O orkaitė štai čia jau paruošta. Ir dėsim kept. Viskas. Papusryčiavom, gabaliuką jau nuplaukėm, sumuštiniai jau pilvelyje, o dabar plaukiam pro tokią salą, apvali tokia kaip kepurė. Mes manėm, kad jin yra kaip draustinis, bet šiandien kažkaip pamatėm, kad lyg iš kitos pusės galima ir prisišvartuoti. Ir yra gal net restoranėlis, bet... Ai, šito ant tinkaro, supratau. Dvi jos yra. Tai va, gražiai labai čia atrodo, bet filmuojant tai nesimato to vaizdo visada. Bet viršus toks visa pievutė atrodo, samana pieva, žolytė. O čia uolos. Nu, taip plaukiam drugeliu, Peteliškė, ne Mariau? Kai būrės viena į vieną pusę, kita į kitą pusę. Vadinasi Peteliškė. Plaukdami matom Gotlando krantą. Gotlando salą visur. Ir jin dar ilgai tęsis. Neapsisprendžiam ar stoti artesniai marinoj, ar plaukti už Visbio tolyn, nes Visbyje vietų nėra. Tai mastom dar. Kurie čia gan patogiai įsitaisė. Man bus kažkokius pavojingus vadovėlius ir čia skaityti. Tomai ir Alikai mokytis tai reikės. Tai sveikata ir daug mokyti. Toliau plaukia Malanga. Kas vyksta, Mariau? Išprausam, virvės. Nusidėvėjusi, naujas. Nežinau, ar girdėsis. Iš nusidėvėjusių krantų virvių keičia į naujas virvės. Gražias. O, kaip smagiai pasuko. Užsėmėse. Jahu! Taip ir linguojam.
Kapitonas ir Peteliškė. Čia galima parašyti tokią knygą. Nes būrių išsidėstymas yra Peteliškė vis dar. O čia yra Kapitonas ir Peteliškė. Ir saulė kaip čia išlenda per Burės apačią. Kiek nulingavom jau? A, ne? O, tiksliai. Čia išlys, nesupratau. Bet vėjo jau dabar yra, ne? Vėjo taip visai neblogai. Aha, smagu. Žvėris atsikėlė. Čia buvo nukritus keliom valandom. Laikas keltis. Nu, prapušinėję vakar iki gal 3, kiek pusė 4. Tai dabar reikia pamiegoti. Mes plaukiam pro Visbį. Plaukiam kartu su debesiu. Turėtumėm būti šiaip lygiagrečiai. Jeigu jisai nuspręs pasisukti, tai duos mums biškį lietaus prieš finišą. Nu, bet nepasirinks. Didžiulių keltų, Destination Gotland. Čia labai šalia iš tikrųjų yra, bet filmuojant tai labai toli atrodo. Tai va, prasilenkiam. Šiaušia į Gotlandą. Kokia čia greita nuotaika. Klajoklių žemė. Dangaus gražumas. Matėm daugiau gūrinių jachtų. Tai smagiau. Nes kaip plaukiam per Baltiją tą pirmą naktį dieną, tai nei vieno laivelio nebuvo. Toks atrodo popierinis. Baigiam atplaukti už Iškišulio šito. Bus marina. Marius tvarko Genują. Vėjas dingo. Burės irgi plaikstosi jau. Bangos irgi pamažėjo. Visai neblogai šiandien supo irgi. Bet maloniai. Atsargiai, atsitūpk, o tai gausi iš Giko. Yra vieta trenkti galvai, sakė Unė. Geriau netrenkti. Taip. Oi, dantis išbirš šitoj kelionėj. Oi, bus. Baigunė. Baigiam atplaukti link Kercham. Čia yra visai graži pakrantė. Uolėta tokia su skardžiais. Ten už to
taip jau Žiūronus greit, jeigu norit. Žiūronus, aha. Baigiamas plaukti. Dangaus koks gražumas vėl, žiūrėkit, kamoliukai tokie atrodo, vatos kamoliukai. Nu ir kaip tas namelis? Lemputė tai nedega. Atrodo, lyg kaip generatorius. A ne? Nu taip ant pat krašto ten. O čia jau matosi. Aptvertas. Uostelis. Aišku, vakaras nelabai ką jau nuveiksim ir apžiūrėsim. Pabandysim kažkur išeiti. Aha, šitą uolą bandau surasti. Va. Tikrai tokia plokštė nulipdyta. Įdomi. Ne, dar nemesk prie pat uosto. Kai priplauksim, jau reikės tada išmest. Pasakys. Vaikšto, aha, žmogus ant viršaus. O čia. Ten gal takas yra, nes matau lentutė yra šviečia balta tokia. Vandenį yra kažkas. Ai, vėliavėlė yra. Manau, kad ruonis. Aš tai ruonį noriu pamatyti. Ruoniuką. Aha. Mano drauga. Taip, nematau, bet aš noriu pamatyti. Vieną kartą praėjusiais metais, kai plaukiam, tai Stokholme tik tai matėm. O jeigu delfinai dar šokinėtų, dar jeigu delfinai šokinėtų, tai visai būtų gerai. Su vilnoniam kojinėm tik nebus slidu tau, Unyte. Nu, būk atsitūpus gerai, kai mesi. Tik išmesk pririštus. Nu, lyg visi pririšti. Kuris? A, gerai, tas nepririštas, to nemesk. Nu, tai atsargiai taip nuleis, gražiai, smarkiai nemesk, kad neišsitrauktų. Gerai, gerai. Pririštas. Jisai toks sunkesnis. Gerai. Neturėtų šiaip. Nu šiaip tai vieną vos nepamečiau, ką tik ransą kabindama. Sugrėbiau už galiuko. Jau buvo beplaukiantis. Jau vakaras. Matau, bet vakaras jau. Vakaras jau. Nebėra jau šilumos maudynėm. Mačiau ir aš. Aha. Nedaug, bet yra. Nu, atrodo labai pilnas uostelis, tiesą sakant. Gal įsisprausim kur nors? Aha. Čia keliai kaip visur geri, ne?
arba ne už to. Ir kateris pasikabinęs. Realiai čia galėtum ir stoti. Čia viena boja yra laisva. Bet vietos tu pasispaudus, tai pasistumtų, žinai, aišku. Čia taip dabar gavosi plačiai, bet... Nesimato kol kas dugno. Taip atrodo tikrai, ne, ir tik krantu einam, bet ten nežino, ar reikia kamšytis. Tu Udry pažiūrėk. Hei. Mojavo šypsos. Žmonės malonus. Nu ką, baigiu reportažą, neinu dirbti. Čia stamkas. Šalia nu kateris. Aha. Čia ta boja tai paskendus, nesusipins niekas, ane? Jeigu ką šalia, nebent tos galim sukti iš kart ir... Bet neišeis pagauti tos, ane? Ai, nežinau, kaip jau tu nuspręsi. Jeigu atrodo ramiau šalia ano, tai galim pavaikščioti, nieko ten nenutiks. Ir toliau. Ne. Lipsim. Čia? Lipsim ten. Truputėlį toliau pasistatysim. Bet čia galim įlįsti. Galim, bet už kurio kabinsim, galim šiaip. Galim lysti. Bet iš ryto išplaukėm kokie 6. Keliasitės. Aš dėl to išplaukimo patogumą galvoju. Tai gerai tai tada. Tai galiu ir atsikelt. Čia ne problema. Atsikelsiu ir vėl einu miegoti. Tai Udry, tada gal kitą kablį reiktų pasiruošti. Koks tenai yra patogesnis. Stosim, tai jau. Ką? Kairys ir dešinė. Man atrodo, kad dešinės pusės kablys, nes kateris įsikabinęs. Tada išsinerta, pasirinkti. Saulė leidžiam. Galai atplaukiam, bet anksti išplauksim, tai ir nelabai ką pamatysim čia, bet dabar galvom, kol dar visai nėra tamsu. Pažiūrėsim. Čia visur kaip piešiniai gaunasi, vanduo kaip stiklas, spalvos gražios. Gamtos rezervatas. Takais, tokia pakrantė su uolom, pavienės uolos. Gerai, tai einam, kol nesutemo gal, ne? Manęs gyventi. Manęs? Va, taip. Pavys. Kiek čiobrelių, tokie ruožai. Va. Ruožai čia. Čia visas kupstas. Gražus. Čia čiobreliai. Arbata. Skani labai. Va.
Esam labai aukštai čia mes. Va, ir yra ženklai, kad neiti prie pakraščio. Kokie gražus vaizdai, dangus ir vanduo. Va, toks ženkliukas yra. Neiti, nes galite nukristi. O va, dugnas matos iš aukštai. Yra žolių, bet yra smėliuko. Ir paskui jau takas pažymėtas, kur gilu. Yra staliukas prie tos uolos. Kokia graži. Yra ir su palapinė, kas gyvena. Koks dangus ir visas, nežinau, grožis tikras. Taip ir buvo aprašyta apie tą mariną, kad viena gražiausių, sako, čia su uolomis. Tėti, atsargiai, gal žemiau. Gavai pastabą, tėti. Ale tikrai, žinok, va čia yra. Prašom nulipti, tėti, nes po tuo akmeniu nieko nėra. Ten ertmė, jeigu ką, nepasižiūrėjai. Va. Mama, o tos geltonos uogytės valgomos kur ant žemės? Ne, nevalgomos. Einam toliau iki kitos uolos. Nuklausau. Šaknų laiptai. Aha. Toje vietoje atsargiai. Gerai. Oi, kaip čia gražu. Čia. Čia? Tokių akmenų nugludintų, matau, gražių. Pasaka. Taip tos smilgos puošia. Va, čia tas namelis, kurį filmavom, geras. Kur sakėm, namas ant pat atbrailos, tik tai nesugalvok neik prie pakraščio. Ten visai toksai skardis. Neikit arti. Nes čia jau labai jau tokia siena, uola. Dabar jūra nurimusi, bangų nebeliko. Va, čia tas namelis, kurį matėm praplaukiant ant uolos. Čia gynybinis bokštelis. Va, su šaudymo angom. Ir galėjo čia pakankamai nemažai apšaudyti. Čia ne namelis, čia drakonas. Kur drakonas? Čia drakonas. Po mūsų namelis, nemarė. Pasižiūrėti iš vidaus. Ir ko ten reikia dabar lysti? Į ko ten dabar reikia lysti? Čia taip. Čia kažkas parašyta. Bunker. Kas čia parašyta? Ten pirmais. Čia šaudė. Aš gal susilaikysiu.
čia kalnelė. Dar mačiau bruknių. Čia reik taip sakyti. Eina mane.